Kauno Marių jau žmogus įlūžęs. Nes jam prateka srovė ir to žmonės neįvertina. Žvejai atkarta turinti savo metodų, pagal kuriuos sprendžia saugu lipti ant ledo ar ne. Kada jau atšilę ir baisu vėl lipti. O kas matyti? Vanduo matyti ir ledas minkštas su korėjais. Nemėgina. Gyvent norisi dar. Nu, tai kada jau pavasarėlis būna, kad jau žinot, tada jau būna jau ledas jau toks korėtas. O dabar tai tikrai, o jie drąsu, žinot. Dabar yra kai, kurie atvakuoti. O štai aplinkosaugininkai rodo, kas gali nutikti, jeigu žmonės visgi sugalvos rizikuoti ir įsmigs į kokią protaršą. Net ir gerai apmokytiems specialistams su termokostiumais ir kabliais rankose iš eketės išlipti nėra taip paprasta. O žmonės lūžta su paprastais rūbais puola į paniką ir dėl to dažniausiai nuskęsta. Tad kad netektų šitaip grumtis akis į akį su mirtimi, kol tokios didelės orų permainos patariama ledo vengti. Daugiau kaip 38 kg narkotinių medžiagų ir beveik 19 000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Kaip manot, kas visą tai atsitiko? Ogi keturkojai pareigūnai, tarnybiniai šunys. Būtent šiandien tarptautinę muitinės dieną geriausiai kartu su kinologais padėti ir apdovanoti. Štai taip vienoje iš dėžučių paslėptų narkotinių medžiagų ieško tarnybinis šuo vardu Kipšas. Užuodęs narkotinės medžiagas Labradoro retrieveris gulosi šalia dėžutės, o netrukus sulaukė ir partnerės, Irinos Gentilienės prižada jo pasirodymą stebinčių žmonių aplodismentų. Kad Kipšas neeilinių gebėjimų šuo rodo jam už nuopelnus kabinamas medalis. Tiesa, daugiausiai apdovanojimų susižėrė šis Labradoro retrieverių veislės šuo Kiperis. Jis ir jo partneris Edgaras Darvidas pernai įvairiose siuntose narkotinių medžiagų supo daugiau kaip 40 kartų. Didžiausias tai buvo Vilniuje, skirtoje muitinėje partijos skirstymo departamente. 140 gramų marihuanos buvo. Pasak metus su Kiperiu dirbančio pareigūno, šis su dar didesnė energija kimba į darbą, kai sulaukia paskatinimo, kuris dažniausiai būna paprastas padalukas. Viskas pavadinimas elementariausia, su Viktorija Lipė portą, paskui pakantysiu žvilgsnis, kad džiaugsmų eina iš porto, gali atvykti narkotikus. Specialūs tarnybiniai šunys yra dresuojami iki pusantrų metų, vėliau periodiškai kartą per metus atnaujina įgūdžius muitinės mokymo centre. Kiekvienas jų atlieka tam tikras paieškas. Pirmi mokomi ieškoti narkotinių medžiagų, kiti kontrabandinių cigarečių. Net jeigu ir pačios tobuliausios informacinės technologijos ir prietaisai, bet kokie visų 100% negali užtikrinti, kad bus viskas atlikta. Iš tiesų turime naudoti ir šunis ir kinologus. Be prizo neliko ir 8 metus muitinėje šniukštinėjantis Reksas, kurį jo partneris namie vadina tiesiog prievartu. Žmonių srautas į oro uostą, jūs atskrendate ir jūs nešatės kokias nors narkotinės medžiagas. Šis uosto žmonės srautą ir jis išskiria paprasčiausiai nusekdamas, atsisėsdamas, atsiguldamas, vėlgi tai priklauso nuo to, kaip jisai paruošia. Tai šis šuo buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje. Lietuvos muitinėje šiuo metu dirba 14 kinologų ir 18 tarnybinių šunų. Pernai su keturkojų pagalba sulaikyta daugiau kaip 38 kg narkotinių bei psichotropinių medžiagų ir beveik 19 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių vertė daugiau 40 000 €. Europoje šunys pirmą kartą policininkų pagalbininkais tapo dar 1859 metais Belgijoje. Tuomet jie kartu su paskirtu pareigūnu patruliavo gatvėse. Kiek vėliau šią praktiką ėmė taikyti Vokietija, Prancūzija, Austrija ir Vengrija. Lietuviško kino gerbėjams džiugi žinia, jau netrukus kino teatrus pasieks komedija Patriotai, kurioje vaidina visas lietuvių aktorių žvaigždynas. Nuo Giedriaus Savicko iki Rimantės Valiukaitės. Pagal Petro Vaičiūno pjesę kurtas filmas ko gero gali drąsiai būti vadinamas vienu patriotiškiausių Lietuvos kino istorijoje. Kaip tik šiandien Vilniuje vyksta speciali šio filmo premjera, joje ir mūsų žinių žurnalistas Marius Zaremba. Taigi, Mariau, ką sutikai šioje premjeroje?
Labas vakaras, Renata. Na, nepatikėsiu, bet sutikau filmo Patriotai žvaigždę Rimantę Liugaitę. Tai filmo prodiuseris Mindaugą Patį. Galbūt pradėsime nuo tavęs, Mindaugai, ir paklausiu apie ką šis filmas. Pavadinimas Patriotai, lyg ir aišku, bet šiek tiek daugiau. Šis filmas yra apie tave, apie mane, apie visus žiūrovus, apie visus mus, apie tikrus lietuvius žmonės, paprastus. Na, Rimante, kokie iššūkiai buvo jums vaidinant šitame filme? Žinokit, nebuvo jokių iššūkių, buvo iš tikrųjų labai smagu ir man buvo tai nuostabi gamta, nuostabi vieta, kurioje mes filmavom ir aš ten turėjau iš tikrųjų labai gerą laiką, aš įsimylėjau tą vietą ir sakiau, kad pavydžiu šeimininkams labai tos sodybos, nes ten ypatinga vieta tikrai buvo. Konkursai tarp aktorių ir geriausi aktoriai filmų gali laimėti tą sodybą. Na, minėjot, kad nebuvo sunku, gali būti, kad ne tik gamta gražiai prisidėjo, bet ir kurie pažįstami žmonės, ar ne? Be jokios abejonės, taip, kad dirbau su puikia komanda, aktoriai visi pažįstami, visi draugai, taip kad iššūkių kažkokio ar sunkumų tikrai neturiu. Mindaugai, žinau, kad šiame filme yra technologinė naujiena, apie kurią tiesiog privalo žmonės sužinoti, kas tai tokia. Iš tikrųjų, šita premjera yra ypatinga savo technologiniais žingsniais į priekį Lietuvos kine. Tai bus pirma lietuviška premjera, filmo premjeris su 4K rezoliucija kino teatre, kino ekrane. Ir visi Forum Cinemas lankytojai Vingis, Lietuvinė, galės pirmoje salėje pamatyti šitą filmą būtent 4K raišką. Filmas Patriotai. Kalbame apie patriotiškumą. Ką jums reiškia? Čia labai ilga kalba, man patriotiškumas iš tikrųjų labai svarbus. Šitam filme, ar mes kalbam apie patriotiškumą, net ir sunku pasakyti, gal visiškai ir ne, bet nesinorėtų dabar čia plėstis. Man tai yra svarbus dalykas, tikrai. Ta gražia gaida atsisveikinam ir dėkojam savo pašnekovams. O jums, žiūrovai, norėtume priminti, kad jūs visi šį nuostabų filmą galėsite vienu Lietuvoje didžiausiuose kino teatruose pamatyti jau sausio 28 dieną, 18:30 min. Renata? Kągi, ačiū Mariai, gero filmo žiūrėjimo visiems, o mes lauksime Patriotų jau kino teatruose. Netrukus šios dienos apklausos rezultatai, o sporto apžvalgoje išvysite, kaip vos kelias dienas Milane paleidęs kaimietis pakeitė savo įvaizdį. Nustebs. Teletu didysis išpardavimas nesibaigia. Jis sugrįžta jūsų pamiršti Samsung su tokia pat įstabia 40% nuolaida. Išparduodami telefonai keičiasi kasdien, tad užsukite sužinoti šiandienos pasiūlymo į tinklalapį www.teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau? TV3 lietuviško kino teatras pristato. Šiandien prisisakytumai, kad tu turi ištikimą patriotų lietuvę žmoną. Man labai patinka miegoti su jūsų dukra. Tai kad tu dabar man keršysi? Įvysi tenai? Nepyk, bet aš nebegaliu tylėti. Viską išklosiu visai Lietuvai kino teatruose nuo sausio 29 dienos. Filmo draugas ekologiškos pirkimo priemonės Proš. Filmo draugas Radio centras. Iškepėm karštą pasiūlymą. Dabar piniginė LT kreditai nuo 300 iki 1000 eurų dar bus pigesni. Piniginė LT. Rūpestinga, taistinga. Gazoo Talisinės pristato greičiausią metų festivalį jubiliejinį Halls Winter Rally. Paskutinis sausio savaitgalį Utenos apylinkėse festivalio miestelis ir daug pramogų šeimai, draugams ir bičiuliams. Ralio automobilis, naujasis Toyota RAV4 Hybrid. Žinias skleidžia 15 min LT Radio centras. Po ralio nemokamas koncertas Utenoje. Mes už saugų kelią. Daugiau informacijos hallswinterrally.lt. Švęskite 10 žiemos ralį su Halls ir dalyvaukite loterijoje. Daugiau informacijos hallsprovo.lt. Senjorai, šį mėnesį kiekvienam jūsų suteiksime net 25% nuolaidą perkant Eurovaistinėje 3 ir daugiau prekių su kortele Metus. Eurovaistinė, jauskitės gerai.
Diena įkvepia kaip kvepia kava. Malta kava Jakobs Kronum tik 3,99 €. Vynoteka. Gardžiausios maisto istorijos. Naudokitės banko Nordea auksinės kortelės privilegijomis. Kelionių užsienyje draudimas, kuris galios ir kartu keliaujantiems šeimos nariams. Nemokamas pirkinių draudimas. Atviras palūkanų skaičiavimas už pirkinius iki 55 dienų. Netaikomos kortelės mėnesinis mokestis. Auksinė kredito kortelė visapusiškai naudinga. Atsiskaitykite kortelę ir laimėkite 1000 € vertės kelionių kuponą. Kortelę galite užsisakyti nordea.lt. Abiturientą, svarstai kur studijuoti, jau sausio 29 dieną apsilankyk aukštųjų mokyklų mugėje Kaune. Galimybė pasirinkti laukia tavęs. Jeigu tik galėtumėte būti keliose vietose vienu metu, patikrintumėte, ar įmonės transportas važiuoti įdomiausių maršrutų, neištėrė kojus iš namų optimizuotumėte kojomis savo įmonėje, netgi pasirūpintumėte patalpų saugumu, įjungtumėte saugos sistemas ir peržvelgtumėte padės jums optimizuoti daugelį su įmonės veikla susijusių dalykų, nuotolinių iš bet kurios vietos. Užsakykite telemetrijos sprendinius verslui iš telefų. Problemos rūpesčiai, įtampa ir nerimas sukrenta į vieną krūvą. Visi jie gali atrodyti didesni nei yra iš tikro, o tai gali neigiamai paveikti nervų sistemą, sutrikdyti normalų išlikimą. Padėkite savo vartodami Valerozan. Valerozan, ypač daug valerijono. Jis iš šiaurės ašigalio atkeliauja naujas herojus. Kartu su savo nenugalima komanda. Linksmas, lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visiems meškučių draugams. Normas, lokys iš šiaurės. Ką? Gerai.